Sveiki, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Maisto pasirinkimas. Tai yra sudėtingas procesas, ne tik idėja noriu bulvių, kuris apima ne tik daug vidinių veiksnių, bet ir platų kultūrinį, socialinį ir ekonominį kontekstą. Bet to tai nėra racionalus sprendimas, jis stipriai veikia emocijos, nuostatos ir lūkesčiai. Vertinant aplinkos įtaką, galimybės rinkti sveiką ir įperkamą maistą nėra visiems vienodos. Tiems, kam tokių galimybių nėra, grėsia vadinamas nesaugumas dėl maisto. Individualus elgesys nors ir gali pasikeisti staiga ir reikšmingai, kaip pavyzdžiui nutiko pandemijos metu, bet dažniausiai yra veikiamas stipriomis emocijomis pagrįstų tendencijų maisto rinkoje. Dabar smarkiai populiarėjantis daug baltymų turinčių produktų vartojimas, kurį skatina liekno ir raumeningo kūno idealas, pradeda išstumti jau nusistovėjusias sveikos mitybos formas, tokias kaip Viduržemio jūros mityba. Šiuo metu maisto pasirinkimus taip pat stipriai veikia ir ekologinis veiksnys, nors mokslų grįsti įrodymai vienareikšmiškai palaiko daugiausiai iš augalinio maisto sudarytą racioną, kuris būtų naudingiausias žmogaus sveikatai ir planetos ekologijai, bet skaitmeninėje erdvėje reklamuojamas nesveikas produktų kiekis, o vartotojai perkraunami informacija, taip griaunant į sveikatą ir į ekologiją sukoncentruotus ketinimus. Ir kiekvieno žmogaus ir visos planetos sveikata prasideda nuo pirmo žingsnio, nuo to, kokį maistą renkamės. Ir tai, kaip minėjau, nėra vienos mokslo šakos klausimas. Čia reikia indėlio iš sociologijos, psichologijos, ekonomikos ir mitybos. Tai kaip visi šie veiksniai susijungia sprendimo priėmimo procese. Čia svarbu paminėti tokius veiksnius. Maisto vidinius veiksnius, tai yra paties maisto savybės, tokias kaip skonis, tekstūra ar panašiai. Maisto išorinius veiksnius, tokius kaip valgymo aplinka, prieinama informacija, etiketės, reklama, socialinė aplinka, tai yra bendramžiai, kolegos, šeima, fizinė aplinka, tokia kaip maisto pasiekiamumas ar pasirinkimas. Tai čia buvo antras veiksnys. Toliau asmeniniai veiksniai arba būsena, tai yra biologinės ypatybės, fiziologiniai poreikiai, psichologiniai veiksniai, įpročiai ir patirtis. Tai, kas ateina iš mūsų asmenybės. Ketvirtas veiksnys yra kognityviniai veiksniai. Racionalus informacijos apdorojimas, žinios, įgūdžiai, raštingumas maisto ir mitybos srityje, tai yra du atskiri dalykai. Taip pat nuostatos, mėgimas ir prioritetai, pasiekmes, kurių žmogus tikisi ir asmeninis identitetas. Ir paskutinė penkta veiksnių grupė yra sociokultūriniai veiksniai. Kultūriniai, ekonominiai ir politiniai šių sprendimų komponentai. Apžvalginiuose tyrimuose šie veiksniai apjungiami į socioekologinį modelį. Čia išskiriami fizinės maisto aplinkos, socialinės ir kultūrinės aplinkos, tarp asmeninių santykių ir individualių psichologinių ir elgesio ypatybių lygiai. Šis modelis leidžia įvertinti, kaip stipriai išoriniai veiksniai gali veikti regimai mažus sprendimus. Bet to šis modelis neiliustruoja statiškos struktūros, tai nuolat kintančių veiksnių visuma. Pavyzdžiui, mažai pajamų gaunantys žmonės paprastai gyvena skurdesniuose rajonuose, kur galimybė gauti sveiko maisto už prieinamą kainą yra sąlyginai maža, todėl patiriamas nesaugumas dėl maisto yra stiprus ir poveikis sveikatai yra reikšmingas. Būtent todėl, siekiant pakeisti individualius maisto pasirinkimo sprendimus sveikesniais, svarbu spręsti ir ekonominius bei socialinius aspektus. Neužtenka vien pasakyti valgyti sveikiau. Neužtenka vien tik susitelkti į asmeninius kognityvinius trūkumus, pavyzdžiui, žinių trūkumą. Ir čia svarbu, kad visų minėtų sričių mokslininkai ir praktikai veiktų kartu. Asmeninius maisto pasirinkimus daugiausiai veikia psichologiniai ir elgesio veiksniai: sveikata, emocijos, kaina, patogumas, aplinka ir kultūra, ekologija ir politika, marketingas ir reklama. Jų tarpe kaina ir patogumas dažniausiai minimi kaip daugiausiai įtakos turintis bet kurioje pasaulio šalyje. Nors maisto skanumas nuolat buvo minimas kaip svarbiausias maisto pasirinkimo motyvas, bet pandemijos metu maisto sveikumas labai greitai užėmė svarbiausio motyvo poziciją. Moteris per pandemiją labiau rūpinosi natūralia maisto sudėtimi, sveikumu, patogumu, kaina, svorio kontrolė, žinomumu ir etiškumu, o vyrai rėmėsi panašiais motyvais, tačiau jiems labiau didėjo kainos, svorio kontrolės, žinomumo ir etinių aspektų svarba. Tyrėjai mini, jog pandemijos metu buvo stebimi stipriau išreikšti savisaugos
motyvai, tokie kaip sveikata, kaina ar patogumas. Todėl mažiau dėmesio teko altruistiniams ir ekologiniams motyvams. Jaunuoliai ir viršsvorį turintys žmonės dažniausiai vadovaujasi emociniais motyvais. Šiuo metu stebima ir nauja kryptis - estetiniai motyvai. Tai yra augantis dėmesys fiziniai sveikatai, lieknam ir raumeningam kūnui, lemia stipriai didėjantį daug baltymų turinčio maisto vartojimą. O tai jau nebėra ta pati pandeminė sveikos mitybos kryptis. Tyrėjai nerimauja, jog ši nauja tendencija reiškia potencialų maisto medžiagų trūkumą bei nutukimo ir kraujagyslių ligų tikimybę, kuri vėl gali didėti. Mokslininkai teigia, jog naudojant tik estetinius sveikatos požymius rizikuojam sveikatą gadinti. Akivaizdu, kad tokioje situacijoje neužtenka tik vartotojų švietimo, kai emociniai poreikiai ir noras gauti žaibišką rezultatą yra tokie stiprus. Tai svarbu sukurti sveikai mitybei palankę aplinką, kuri leistų kurti sveikatai palankius įpročius, o ne tik teiktų žinias. Pavyzdžiui, orientuotųsi į sveikus standartinius pasirinkimus arba naudotų elgesio provokavimo metodus, kurie angliškai vadinasi nudges. Ir leistų spręsti sprendimų nuovargio ir emocinio valgymo sunkumus. Tyrimai rodo, kad ekologiškumo etiketės, natūralią maisto kilmę, CO2 emisiją pažyminčios etiketės ir specifinis etikečių dizainas bei spalva skatina ekologiškesnių maisto produktų pasirinkimą ir pirkimą. Vadinasi, pirkimo veiksmo aplinką galima pakeisti taip, kad būtų keičiami sprendimai. Tačiau iš tyrimų taip pat žinoma, kad tai nėra nuo kitų motyvų izoliuota aplinka ir jie vis tiek gali nulemti galutinį pasirinkimą. Informacijos kiekis ir etikečių įvairovė sukelia gana intensyvų informacijos triukšmą, kuris gali motyvuoti pirkėją atsiriboti nuo pateikiamos informacijos iš viso. Skaitmeninė aplinka, nuolatinis vizualiai išraiškingų patiekalų, madingų dietų, maisto patyrimų srautas neabejotinai stipriai veikia tai, ką renkamės valgyti. Skaitmeninė maisto aplinka, nuolat veikianti mūsų maisto pasirinkimus, yra ypač svarbus veiksnys, formuojant vaikų valgymo įpročius ir maisto pasirinkimus. Čia sveika mityba ir teisingus pasirinkimus skatinančios informacijos dėja yra nedaug. Tyrimai rodo, jog savireguliacija besiremiančios strategijos skaitmeninėje aplinkoje neefektyvios. Čia stipriai veikia momentinio atpildo, angliškai instant gratification impulsai, o ne natūralūs alkio signalai. Būtent todėl skaitmeninė maisto aplinka reikalauja kitokių strategijų. Kalbant apie žinias, reikia išskirti žinias apie mitybą ir žinias apie maistą. Taip pat svarbu prisiminti, jog mes veikiame ne informacijos trūkumo, o informacijos pertekliaus sąlygomis. Ironiška, bet pertekliaus sąlygomis vis tiek tenka dorotis su teisingos ir pagrįstos informacijos trūkumu. Būtent tuomet, kai jos reikia, renkantis, ką čia ir dabar valgysim. Žmonėms atrodo, kad mokslininkai tarpusavy nesutaria, kad yra prieštaringų hipotezių ir rekomendacijų, todėl geriausiai remtis savo, dėja dažniausiai nesveikais impulsais. O pagrindinės rekomendacijos formuojant teisingesnius maisto pasirinkimus yra tokios. Pasirūpinkit aplinką, kurioje darysit sprendimus - savo virtuvę, šaldytuvus, spintelėmis ir stalčiais. Ten, kur kontrolės neturit, remkitės iš anksto priimtais sprendimais. Pavyzdžiui, sudarykit pirkinių sąrašus, iš anksto peržiūrėkit meniu ir išsirinkit, ką valgysit. Čia kalbama apie parduotuves ir kavines ar restoranus. Antra, neieškokit naujų revoliucingų būdų greitai pasiekti bet kokį su valgymu susijusį tikslą. Visi būdai jau yra gerai ištirti ir nustatyti. Jei nepavyksta jų nustatyti patiems, tai pasitarkite su mitybos specialistu. Stebuklingi būdai neegzistuoja ir jie nebuvo ir nebus atrasti. Ir trečia, remkitės įpročiais, o ne valia ir motyvacija. Formuokit tai, ką galit kartoti nuolat ir konstruokit įpročius tuo pagrindu. Tiek apie maisto pasirinkimus. Jei turit klausimų, būtinai dalinkitės komentaruose, pažadu atsakysiu į viską. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas ir konsultuoju. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Taikos ir ramybės.